Lietuvos futbolo federacija užuot pradėjusi tyrimą dėl skandalingos Lietuvos rinktinės vyriausio trenerio veiklos, suskubo užšiaupti prabilti išdrįsusius futbolininkus. Tačiau Sport 1 tęsia skandalingų faktų tyrimą. Kaip Žutautas neturėdamas agento licenzijos gali pelnytis iš šios veiklos? Teigiama, kad dar nebūdamas rinktinės strategu, Žutautas per savo įsūnį Eimantą Kateivą bei gerą draugą žydų tautybės agentą sudarinėjo sutartį su žaidėjais dėl jų atstovavimo. Jiems pavyko prisivilioti Tadą Kijanską, kuriam pirmą kartą padėjo išvykti iš jau neegzistuojančios Vėtros į vieną Lenkijos klubų. Vėliau sekė sutartį su Artūru Rimkevičiumi, kuris buvo išsiųstas į Lenkiją. Kiek vėliau, jau būdamas rinktinės treneriu, Žutautas savo paslaugas pasiūlė ir Kęstučiui Ivaškevičiui, kuris atsidūrė Izraelyje. Dabar taip. Rimkevičius buvo, jisai vienas dalykas, kaip jūs ten paminėjote, išvažiavo, aš net nežinau, kad į Graikiją jisai ten išvažiavo. Buvo taip, kad važiavo į Lechijos jisai peržiūrą. Žutauto įsūnis Eimantas Kateiva neneigia, kurio žaidėjus atstovauti pasirenka pasitarę su Lietuvos futbolo rinktinės vyriausiuoju treneriu. Jisai yra treneris, kurio galima konsultuotis. Kai veikia šių veikėjų sukurta schema? Rinktinė – puikiai vieta futbolininkui pasirodyti visos Europos futbolo rinkai. Daugelis rinktinės trenerio ir per tarpininkus atstovaujamų žaidėjų žaidė silpniausioje per visus nepriklausomybės metus Lietuvos futbolo lygoje. Tų žaidėjų kaina buvo beviltiškai maža, planas paprastas. Su perspektyviais žaidėjais pasirašyti kontraktus dėl jų atstovavimo, vėliau juos pakviesti į rinktinę. Tūkstantinį pelną galima gauti jau po kelių tarptautinių rungtynių. Futbolo agentui paprastai atitinka 10% sandorio sumos. Tokia šių veikėjų veikla iš Lietuvos išstūmė ir kitus futbolo agentus. Gintas Širmelis pripažįsta, kad agentai iš Lietuvos stengiasi ieškoti talentų kitose šalyse. Lietuvoje sunku atlaikyti konkurenciją, kai visi svertai sutelkti vienose rankose. Rinka platėja, aš su lietuviais nelabai dirbu. Futbolo rinkos dalyviams nekyla abejonių, kad rinktinės vyriausias treneris užsiima agento veiklą. Gal ir kažką girdėjau, kad jis ten padeda kažkam, bet tai, kaip jisai pasakė, čia nuo to visiems tiksai geriau. Tai čia jo reikalas, jisai ar treneris, ar agentas yra. Čia man tas nekiek nemaiša. Kodėl šis tinklas nėra išardomas? Viešai apie tai nusprendęs prabilti vienas talentingiausių Lietuvos futbolininkų, Giedrius Arlauskis, neliko išgirstas. Prieštaringos reputacijos Lietuvos futbolo federacijos generalinis sekretorius, užuot ėmęsis tyrimo, svaičioja apie Gariūnų turgavietės. Kas čia dar iš kur? Aš sakau, matyt, jūs buvot Gariūnas iš ryto. O gal šiandien tas buvo kaip tas minulis, tas apvalas, ar kaip tas? Ar toks tyrimas apskritai duotų teigiamus rezultatus, kai prieštaringos reputacijos federacijos vadovas staiga praranda atmintį ir išsižada visų veikėjų, kurie ne kartą varstė federacijos duris? Vienas dalykas, kad UEFA ir jeigu būtų tokias nesąmonės, tai reikia biškį gaudyti, UEFA turi ką veikti, jinai neužsiimtų. O jeigu mes išgirstume, kad tokius dalykus Žutautas, tai skyrė dieną laisvas. Sport 1 ir toliau tęs nešvarių Lietuvos futbolo federacijų veiksmų tyrimą.